43 dienos. Būtent tiek laiko didžiausia pasaulio ekonomika buvo išjungusi šviesą. Kol mes gyvenome savo gyvenimus, JAV vyriausybė neveikė, duomenų srautai buvo sustoję, o Wall Streetas vairavo automobilį užrištomis akimis 200 km/h greičiu. Tai kainavo 14 milijardų dolerių, kurie tiesiog išgaravo. Tai šiame video pažiūrėsime, kas vyko, kas vyksta rinkoje ir kaip iš to pasipelnyti paprastam mirtingajam. Su šiuo QR kodu galite sekti mano 20 su viršum procentų dividendais mokančius investicijų portfelius ir kaip padėką už dalinimąsi te prašau, kad spusteltumėte like mygtuką, tai prisidedant prie šio kanalo augimo. Tai ačiū Jums. Lapkričio 11. Ta diena Vašingtone baigėsi politinis cirkas. Demokratai ir respublikonai pagaliau paspaudė rankas. Rinka kaip ir turėjo šauti į viršų. Tiesa, juk tai geros naujienos. Tai Nasdaq 100 indeksas, kuriame gyvena visos jūsų mėgstamos technologijų milžinos, tą dieną krito. Kodėl? Nes rinkos veikia pagal keistą logiką. Pirganda, parduok naujieną. Investuotojai jau žinojo, kad susitarimas bus, todėl, kai jis įvyko, jie tiesiog pasiėmė pinigus ir nuėjo namo. Bet tai buvo tik ramybė prieš audrą. Kai vyriausybė atsidarė, mūsų užliejo duomenų tsunamis. Įsivaizduokite, kad mėnesį negavote paštą ir staiga viskas atkeliauja vieną rytą. Rugsėjo darbo rinkos ataskaita vėlavo daugiau nei mėnesį ir ji buvo keista. JAV sukūrė 119 tūkstančių naujų darbo vietų, dvigubai daugiau nei tikėtasi. Skamba puikiai? Bet tuo pačiu nedarbo lygis pakilo iki 4,4 procento. Tai kaip ir žmogus, kuris sako, kad jaučiasi puikiai, bet tuo pačiu metu kosė krauju. Rinka pasimetė. Nasdaq pradėjo blaškytis. Investuotojai nebesuprato, ar ekonomika auga, ar mes artėjame prie bedugnės. Ir tada atėjo ji. Nvidia dabar yra svarbesnė už daugelį pasaulio valstybių. Ir čia be jokų. Šios vienos kompanijos finansinė ataskaita tapo svarbesnė nei Federalinio rezervo posėdžiai. Visi laukia lapkričio 19 vakaro. Ir štai ką ji parodė. 57 milijardai dolerių pajamų per 3 mėnesius. Tai 62 procentų augimas lyginant su praėjusiais metais. Duomenų centrų segmentas, tai lustai, kurie maitina ChatGPT, uždirbo 51 milijardą. Jensenas Huangas, Nvidia vadovas, pasakė, Blackwell lustų paklausa yra neįtikėtina, mes viską išpardavėme. Atrodytų laikas atidaryti šampaną ir laikas pirkti jachtą, ypač tiems, kas labai daug ten suinvestavo. Bet ne, kitą dieną lapkričio 20 Nasdaq 100 krito daugiau negu 2 procentus. Nvidia akcijas smuko, žmonės prarado šiek tiek pinigų. Kodėl? Čia yra psichologinė spąstų duobė. Wall Streetas tikėjosi ne šiaip gerų rezultatų, jie tikėjosi stebuklo. Kai tikėsi stebuklo, gauni tiesiog labai gerą realybę, tai tu nusiveli. Tai vadinama lūkesčių infliacija. Investuotojai išsigando, kad šis augimas negali tęstis amžinai, kad galbūt mes pučiame burbulą. O kaip reikalai Europoje, mes dažnai galvojame, kad Europa yra atskira sala. Netiesa, mes esame pririšti prie JAV. Pažiūrėkite į Stoxx 600 indeksą atspindintį 600 didžiausių ir geriausiai vertinamų Europos akcijų. Lapkričio 12 iškart po JAV vyriausybės atidarymo Europa pasiekė visų laikų rekordą 584 punktus. Tai euforija. Visi galvoja, kad krizė baigėsi, bet vos tik Amerika nusičiaudė, Europą susirgo. Nuo lapkričio 13 iki 18 dienos indeksas krito 4 dienas iš eilės. Tai buvo blogiausia savaitė nuo vasaros. ASML šios kompanijos akcijų taipogi turi, tai yra Europos technologijų karalius, jisai krito kartu su Nvidia. Tai pamoka jums. Jeigu investuojate Europoje, jūs vis tiek investuojate į JAV nuotaikas. Tai ką daryti? Ar viską žlunga ir viską pardavinėti ir niekada nebeinvestuoti? Ne. Kol visi žiūri į Nvidia ir ginčiasi dėl burbulo, protingi pinigai tyliai juda kitur. Yra toksai dalykas kaip antroji dirbtinio intelekto banga. Pirma banga buvo statyti infrastruktūrą, tai darė Nvidia. Jie parduoda kastuvus aukso karštinė. Antra banga – naudoti tą infrastruktūrą ir čia į sceną žengia Palantir. Ši kompanija ilgą laiką buvo laikoma paslaptinga vyriausybės šnipe, bet pažiūrėkime į skaičius. Jų komerciniai pardavimai JAV augo 93 procentais. 93 procentai. Kodėl aš išskiriu Palantir šiai savaitai? Nes kai baigėsi vyriausybės uždarimas lapkričio 11-ąją, Palantir akcijos šovė į viršų beveik 9 procentais. Jų kontraktai su vyriausybė tapo saugus. Nvidia gamina geležį, Palantir gamina
smegenis. Analitikai iš Bank of America šią savaitę pakėlė jų tikslinę kainą iki $255 už vieną akciją. Kodėl? Nes verslui nereikia daugiau lūstų, jiems reikia programų, kurios tuos lūstus įdarbintų. Aš į šią kompaniją esu suinvestavęs, jeigu dar nesate investavę į akcijas, štai kaip tai atrodo. Tai susikuriate brokerio paskyrą, pavyzdžiui, Freedom24, dabar galioja akcija, su kuria dar galite gauti ir 20 akcijų dovanų, brokeris yra licenzijuotas, perkamos akcijos priklausys jums ir bus paveldimos. Tai atsidarome brokerio programėlę. Viršuje paieškoje rašom norimos pirkti kompanijos pavadinimą arba akcijos tikerį, tai Palantir. Beje, Palantir, man atrodo, čia žiedų valdovo tas viską matantys rutulys, tas rutulys, per kurį galima viską matyti. Tai kompanija su tuo ir susieta. Spaudžiam, pasirenkam. Ir matom, šiuo metu viena akcija kainuoja $166, o Bank of America prognozuoja 255. Spaudžiam priekybą, nurodome, už kokią kainą norime pirkti kompanijos akcijos, tai paskutinė žinoma kaina buvo $166.24, tiek ir rašome. Šiuo metu, kai filmuoju video, JAV birža dar yra neatsidariusi, ten Amerikoje dar yra ankstyvas rytas, dėl to įrašau paskutinę žinomą kainą arba įrašote kainą, už kurią norėtumėte pirkti akcijas, nurodom, kiek akcijų norim pirkti, ar vieną, ar, sakykime, dvi. Spaudžiam pateikti pirkimo nurodymą, iškart parodo, kad suinvestuosime $332.48 už 2 akcijų įsigymą, braukiame sliderį į viršų, paleidžiame ir viskas, užsakymas yra išsiųstas ir laukiam, pakol išsipildys Bank of America prognozė ir akcijos kaina pasieks $255 arba iš karto nustatome automatinį pardavimą už norimą kainą. Su šiuo video gidu susikursite paskyrą per 5-8 minutės, specialus kodus gauti iki 20 akcijų dovanų, susikuriant Freedom24 paskyrą, rasite aprašyme. Investavimas nėra sudėtinga magija kaip Palantyro rutulys, tai gebėjimas matyti, kur pinigai tekės rytoj, o ne kur jie buvo vakar. Vakar pinigai buvo minėtoje geležėje, rytoj jie bus programinėje įrangoje. Taigi, ką mes išmokome per pastarąsias tas beprotiškas 10 dienų? Pirma, politika trumpam sukelia triukšmą, bet verslo rezultatai diktuoja kryptį. Antra, net rekordiniai pelnai, kaip Nvidia, gali nuvilti, jeigu lūkesčiai yra nerealūs ir stebuklingi. Trečia, Europa juda ten, kur pučia vėjas iš už Atlanto. Ketvirta, investavimas yra paprastas, jeigu išjungiate emocijas ir žiūrite į duomenis. Penkta, jeigu nežinote, ką daryti dėl naujausių naujienų, dėl vadinamo triukšmo, tiesiog nekeiskit savo investavimo strategijas, toliau dollar cost average kiekvieną mėnesį, bent jau taip darau aš ir turiu visai neblogus rezultatus. Tai nepamirškite gauti iki 20 akcijų dovanų iš Freedom24, su šiuo video gidu užsiregistruosite per 5 minutės, klausimus rašykite komentaruose, sėkmingo investavimo ir pasimatome kitame video.